Sveiki, mėly investuotojai ir visi besidomintys investavimu. Šiandieną su jumis aš, Greta Vislockytė ir Ilja Lauris, mūsų kasavaitinėje laidoje Investicijų pulsas. Ilja, Irano konfliktas jau tęsiasi antrą savaitę. Turime daug naratyvo ateinančio iš JAV. Vakar Donaldas Trumpas nuramino rinką, pasiūlydamas tokį scenarijų, kad viskas neužilgo turėtų baigtis, bet vis dar mes nesame tame taške. Turime svyravimų žaliavų rinkoje, tiesa, akcijų rinka reaguoja pakankamai vangiai, nematome kažkokių didelių judesių. Kaip galėtum pakomentuoti šituos pokyčius, kurie įvyko per paskutinę savaitę ir ką tai gali reikšti investuotojui šią dieną ir ilgesniai perspektyvai? Jo, labas Greta, teisingai išvardinai, jeigu išryškinti vieną reiškinį, kuris šiuo metu taip dominuoja apskritai visus pamastymus apie investicijas, apie portfelius, apie rinkas, tai yra būtent Irano karas. Tai per savaitę jau išaiškėjo, kad tai nėra ten 1 ar 2 dienų konfliktas, kad tai yra greičiausia užsitęsęs konfliktas. Faktas teisingai pasakė, kad matėme visų pirma energetikos projekcijoje, tai nafta išaugo, nors buvo trajektorija jau prieš mėnesį buvo manyta, kad pakankamai nusileidžia, tai šoko pakankamai stipriai. Irgi teisingai pasakė, labiau kalbame apie volatilumą negu tokį sisteminį augimą, nes lygiai kaip išaugo, tai prieš paskutinį dieną krito pakankamai smarkiai vien dėl to, kad Trumpas pasakė vieną ar kitą, bet faktas, kad trumpuoju vidutiniu laikotarpiu privalome vertinti tai, kad energetikos, žaliavų, naftos kainų kilo į viršų. Ir dar priminsiu, kad būtent tokia geopolitika regiono labai veikia stipriai visų pirma būtent Azijos regioną. Bet norėčiau tą paryškinti, kad tikrai pamatėme pradžiai pirmom dienom, dabar po savaitės, kad ta trajektorija Azijos rinkų į viršų, kur dominavo paskutinius gal 25 metus, tai pakankamai ženkliai nukrito. Azija matuojame visų pirma Nikkei 225 indeksu. Tai pažiūrėsime paskutinį mėnesį, pakankamai stipriai krito žemyn. Ir visų pirma, tai faktas susijęs su energetika, nes Kinija importuoja labai daug būtent per Hormūzo sąsiaurą. Apie 12% nuo naftos, tiksliau apie 12% visos Kinijos naftos gaunamos per jūrą ateina konkrečiai iš Irano. Ir netgi 80% visos Irano naftos suvartoja Kinija. Tai būtent ir faktas, kad būtent tokia geopolitika, būtent toksai iškritimas scenarijus reiškia tai, kad investuotojai pradeda tai bent jau atsargiai žiūrėti Azijos rinką, nors visi augimo požymiai yra labai teigiami. Kinija ką tik paskelbė apie rekordinį eksportą, 2,4 milijardo vietoj tikėtosi 1,79 perviršis eksporto, kas šiaip šalim yra nebūdinga, nes paprastai šalis deficite sėdi, tai prie to bendro fono pakankamai ryškaus augimo vis dėlto prisideda tas nerimas, visumoje duoda tokį efektą, kad jeigu vėlgi 25 metai galima tai drąsiai pavadinti Azijos augimo metais, tai dabar pirmasis mėnuo labai taip ryškiai rodo, kad jau po viso to konflikto taip atsargiai tai žiūrima. Tai tokia įdomi projekcija. Dar vienas dalykas, kuris pakankamai irgi užsitvirtino kaip nuomonė, kaip investuotojų požiūris per tą vieną savaitę, tai yra, jeigu matėme didžiusius obligacijų išpardavimus pirmom dienom karo, priminsiu, tą grandinė yra tokia keletą žingsnių, tai faktas, kad tokie konfliktai kaip Irano labai augina energetikos naftos kainas. Energetikos kainas sudaro pakankamai reikšmingą infliacinę dalį. Tiek Europoje, tiek Amerikoje, būtent benzino kaina yra kurkuliuota infliacija. Ir jeigu prieš karą jau buvo tikėtasi tiek Europoje, tiek Amerikoje, kad infliacija yra suvaldyta, kad jau galima tikėtis tolimesnių palūkanų mažinimo, tai būtent tas karas privedė prie investuotojų lūkesčio, kad vis dėlto palūkanas greičiausia arba nemažys, arba jau netgi atsirado nuomonės, kad gali ir didinti. Nes faktas, kad stipriausias instrumentas, kuo valstybės prispausdinę pinigų vėliau kovoja su infliacijom, tai yra būtent per palūkanų normos. Kai jos yra aukštos, čia yra svarstyklės, tai kai infliacija yra aukšta, tai palūkanos paprastai didinimos, šūkiai yra, mes norime šiek tiek sulėtintis, nuraminti ekonomiką, kad apsiramintų tą infliaciją.
Bet faktas, kad kuo didesnės palūkanos, tai vėlgi jau rinkos dėsnis veikia taip, kad tada daugiau investuotojų pasirenka investuoti aukštesniam stabiliom palūkanom, tada yra matomas toksai nuosmukis rinkom, turiu omeny akcijom, indeksam ir panašiai. Tai va, ką galima stebėti, tai tas lūkestis investuotojų būtent dėl to, kad naftos kaina auga, veda prie to, kad jau vertinimai palūkanų normų mažinimo tiek iš Europos, tiek Amerikos šiek tiek nukrito, atsirado nuomonės, kad jos kils. Vėlgi tai veda prie tokio atsargumo akcijų rinkoje. Nu ir faktas, kad tai ta paskutinė savaitė yra susijusi su masiškais išpardavimais. Vėlgi tas mechanizmas yra pakankamai įdomu, kad kai valstybė obligaciją išleidžia ten su 3 ar 4 procentų palūkanom, rinka nustato jos kainą lyginant su kitais instrumentais, tada ateina valstybė ir sako, žinote, dabar mes išleisime ne po 3, o ne po 4, o ten po 6. Faktas, kad jos yra gerokai patrauklesnės ir veda prie išpardavimų senesnių, tai va tą būtent ir matome paskutinę savaitę. Taip, ir pabrėšiu tą svarbą palūkanų normų stebėjimo būtent šiuo metu. Kitą savaitę mes turėsime Fedo susitikimą kovo 17 ir 18 dienomis, bet tiesa, kol kas tikrinau kaip tik lūkesčius, mes visada prieš susitikimus turime prognozes, kokia tikimybė, kad palūkanos bus didinamos, kokia tikimybė, kad bus mažinamos ir liks tos pačios. Tai vis dar išlieka tas lūkestis apie 97 procentus tikimybę, kad Fedas nieko nekeis ir palūkanos liks tokios pat kaip ir yra ir mizerinė ten 2 procentų tikimybė, kad visgi bus mažinamos palūkanos, bet taip viskas gali pasikeisti per savaitę teoriškai, tačiau kol kas rinkos gyvuoja tokiais lūkesčiais. Greta, teisingai sakėme, taip stengiamės taip sušvelninti tos visus kasdieninius svyravimus, nes iš tikrųjų tos emocijos ateina ir ryte vakarė labai irgi skirtingos, tai iš tikrųjų mūsų gal požiūris pareiga yra bent jau sulyginti, bent jau suvažiuoti į savaitės, kad jau tą baltą triukšmą palikti kažkur tai šone, vis dėlto išryškinti tos tokius šiek tiek svarbesnius, strategiškesnius ilgalaikius reiškinius. Tiesa. Ir iš tikrųjų ir JAV, ir Europa, bent jau iš naratyvo pusės vertinant, yra pasiruošę laikyti tas naftos kainas ir, pavyzdžiui, pasinaudoti savo rezervais. Vėlgi, Trumpas vakar kalbėjo apie galimus palengvinimus sankcijoms susijusioms su nafta, tai čia mes kalbam ir apie tą pačią Rusiją. Ir taip G7 suvažiavimo metu irgi finansų ministrai buvo pabrėžę, kad yra pasiruošę kovoti su didėjančiomis naftos kainomis, jeigu tai būtų. O dėl infliacijos sąsajos su žaliavom, tai faktas buvo ne vienas tyrimas centrinių bankų atstovų, kad netgi, pavyzdžiui, 10% skirtumas padidėjimas naftos kainose sukelia apie 25 bazinių punktų padidėjimą infliacijos. Tai tikrai dalykas, kurį turime stebėti. Jo, pastebėjau, naudojame tokią žargoną, Fedas, pointai, tai tiesiog irgi noriu priminti, kad Fedas turime omeny federalinė pinigų sistema Amerikoje, tai yra ekvivalentas Europos centrinio banko, toksai žargoninis investuotojų terminas, bet vėlgi kam neaišku, tai sakom, Fedas turime omeny Amerikos centrinis bankas ir jo valdoma pinigų sistema. Taip, ir bazinis punktas, tai 25 baziniai punktai iš esmės reiškia 1/4 procento. Jo, manau, kad jeigu truputėlį išversime. Labiau toksai fancy, taip sakant, būdas pasinaudoti finansiniu žargonu. Taip. Ilja, o kaip manai, kaip žmonės reaguoja realiam gyvenime, važiuoja pro degalinę, reikia prisipildyti dizelino ir mato tas užaugusias kainas. Kaip tą vertini paniką? Žinai, čia vėlgi panikos kaip tokios nėra. Manau, kad per ilgą laikotarpį žmonės yra pripratę, kad laikas nuo laiko susiduria su benzino krizėmis pačioje Amerikoje, tai tas krizės ateina per daug reguliariai. Kaip tik skaičiau, kad būtent padidėjęs benzino kainos, tai tą pasitikėjimą amerikiečių palaikymą karo sumažino tik tai iki 25 procentų, tai tik tai 1/4 amerikiečių palaiko tą karą. Būtent dėl to, kad labai pragmatiškai, labai būtiškai galvoja, važiuodant po kolonėlę, o vėl tas Trumpas kažką tai padarė ir mums reikia mokėti brangiau už benziną.
Tai priminsiu, kad Amerikoje dominuojanti nuomonė vis dėlto virš 40% nepalaiko šito karo, bet vėlgi čia šiek tiek gal paliekam, nes bandom gal fokusuotis labiau, kas yra svarbu investuotojams, jų portfeliam, jų geroviai. Žinai, dar tokį vieną dalyką neįprastą išskyriau, pastebėjau, šiaip paprastai mes visada registravome, kad tokie stabilesni pramonės indeksai, Dow Jones'as, S&P, va tokių svyravimų laikais, jie pakankamai stabiliau elgesi negu tokie volatilūs kaip Nasdaq'as. Vėlgi priminsiu, kad Dow Jones'as yra labiau pramonė, tai atspindi Amerikos pramonės korporacijas, S&P lygiai taip pat atspindi tą klasikinį, tradicinį verslą, Nasdaq indeksas yra koncentracija labiau technologinio verslo. Ir taip žiūrėti istoriją 50-70 metų, nors vidurkis Nasdaq'o uždirbis metinis vidutinis yra gerokai stipresnis, apie 14% metinių, čia kalbame apie paskutinius gal 50 metų, lyginant su to pačiu Dow Jones'u, kuris apie 11% metinių, tai bet paprastai pasižymėdavo gerokai stipresnių volatilumų. Kitais žodžiais, kai viskas gerai, uždirba daugiau, kai viskas blogai, krenta stipriau. Ir va taip kaip tik žiūrėjau poveikį, analizavau ir matėsi toksai labai įdomus faktas, kad jeigu pažiūrėti paskutinį mėnesį, prie mėnesį netgi užuomenos dar tokios plačios bent jau, apie karą nebuvo, tai Dow Jones'ui nukritus apie 5%, šiek tiek mažiau negu 5%, Nasdaq'as nukrito vos 2%. Ir tai yra toksai netipinis elgesys, netipinis, nes esant tokių krizių metu, kur paprastai laikoma, kad pirmieji žmonės atsisako spekuliatyvų, laiko, sakysime, Nasdaq'o technologinės akcijas labiau spekuliatyvom, nes jos pasižymi didesniu volatilumu kartu su didesnė grąža. Tai va, sakysim, toksai antitipinis reiškinys, ir aš tai vėlgi vertinčiau prie to, kad toksai mažesnis kritimas negu paprastai turėtų prie panašių aplinkybių, taip netiesiogiai indikuoja apie pakankamai tokį investuotojų išliekantį, gal netgi augantį, sakyčiau, pasitikėjimą būtent technologiniu sektoriu. Tai įdomu. Technologiniu sektoriumi ir bendrai mes galime naudoti akcijų rinką kaip tokį aplenkiantį indikatorių, kuris parodo, kas dabar vyksta ir kas bus ateityje. Ir investuotojai matyt vertina šitą geopolitinę situaciją kol kas pakankamai ramiai ir nemato, recesijos, šešėlio arba kažkokių didesnių padarinių. Bet tikrai labai įdomus. Tokio svyravimo, tokio stipresnio, kaip, tarkime, ten po pandemijos paskendimo mes matėme, tikrai netgi šalia nėra. Taigi, teisingai sakai, tokį rodo bendrą ramumą, bet vėlgi kažkaip išvelgia, kad faktas, kad labai taip atsargiai Azija pradėjo žiūrėti, tai čia labai ryškiai pamatėme ir, sakysime, tą nuosmukį. Norisi tikėti, kad laikina, bet matome labai stiprų. Bet vėlgi, tą klasikinę pramonę įvertino kažkiek tai rizikingiau negu technologijos, tas man pasidarė įdomu. Tikrai taip. Mes visada sakom, kad technologinis sektorius yra jautresnis visiems pokyčiams. Netgi tas maksimalus kritimas, kurį stebime pasaulio akcijų indekse ir Nasdaq indekse, jis yra vos net dvigubai didesnis. Taip, korekcija pasaulyje prasideda nuo -10, technologiniam sektoriui tai tik tai -20. Ir dabar matome tokį netikėtą atsparumą iš technologinio sektoriaus. Ilja, kaip vertini, kokios galėtų būti to priežastis? Gal dvi išryškinčiau. Viena tai faktas, kad tą bangą kai kurie vadina jau pasibaigusią, kai kurie tik tai beprasidedantį dirbtinį intelektą, tai pagal mane tik tai įsivažiuoja, nes vis dėlto kalbame apie ne eilinį technologinį pasiekimą, kalbame apie didžiausią apskritai žmonijos technologinį pasiekimą per visą savo istoriją. Tai cituoju ne vieną ir labai daugelio ekspertų gal žodžius. Tai tas dirbtinio intelekto tikrasis efektas ekonomikai tik tai pradedamas matyti, nes gal pirmieji porą metų yra apie tai, kad tiesiog pasidžiaugti, kokia yra įdomi technologija. Tikroji ekonomika, augimas, matymas, kaip transliuojasi technologijos į būtent ekonominį produktą, į pelnus, tai tas paprastai užtrunka 3-5 metai, bet ta banga investicinė, kiek iš tikrųjų ir žmonija, ir korporacijos, būtent Amerikos korporacijos turėjo omeny, investuoja dirbtinį intelektą ir tiesiog nematyto masto. Tai netgi atsirado toksai įdomus finansavimo šaltinis kaip korporacijų obligacijos, kitais žodžiais, korporacijos tradiciškai pasirengdami pinigus imti arba iš pelnų, arba iš rinkų, pradėjo iš tikrųjų skolintis tos pinigus, nematyto masto. Ten kalbame apie tai, kad Google skolinasi $120 milijardų.
mastas kelių technologinių kompanijų, vat, ką tikrai pristatė rinkai, kas yra labai, sakysime, nauja, šviežia, tai yra apie $1 trilijoną bando pasiskolinti. Visi tie pinigai yra tiesiog į nematyto masto infrastruktūros kūrimą. Tai, sakysime, investuotojai matydami tokį sujudėjimą, kad tiesiog, vėlgi priminsime apie tai, minėjom praėjusiai laidoj, kad vėlgi tie skaičiai abstrakčiai gal nieko nereiškia, bet lyginant su kuo, tai paskutinė banga tokio lygio investicijų buvo Amerikoje prieš ilgiau negu 100 metų, kai kūrima buvo visa geležinkelio infrastruktūra. Tai tada ekonomika Amerikos investavo arti 2% viso, ką tik tai turi Amerika, būtent tą infrastruktūrą. Tai dabar kalbame, kad dirbtinio intelekto ta banga yra 2,5–3%. Tai va tokie skolinimuose mastai nematyti. Ir faktas, kad investuotojai vertina, kad vis dėlto tai nėra ten, sakysime, eilinė banga, tai yra tiesiog visiškai tektoninis, kaip sakoma, pokytis, tai yra visiškai ten kvantinis šuolis. Aišku, tas užtruks, nes kol bus pastatyti infrastruktūra, kol bus pilnai monetizuota infrastruktūra, tai ta atotrūkį tarp investicijos ir tos pelno grąžos, kurią jau matysime Wall Street'e, kurią matysime ketvirtinėse įmonių pelno ataskaitose, tai greičiausiai nuo metų prasidės. Bet faktas čia kaip tsunami. Žinai, kaip sako, kad jeigu vanduo susitraukia ten per kilometrą, bėk iš ten, nes ateina didžioji banga. Tai labai tas pinigų siurbimas iš rinkos, galima taip metaforiškai palyginti tokio vandens siurbimu, vėlgi priminsiu, kad tai yra $1 trilijono masa, nematytas niekad toksai. Ir investuotojai be abejo ruošiasi tokiai sveikąja prasme bangai, tsunami, nes iš tikrųjų tas pažadas dirbtinio intelekto infrastruktūros, ką gali padaryti žmonės labai, yra tiesiog begalinis. Ir įdomus toksai finansavimo šaltinio pasirinkimas, įprastai obligacijų emisijos, tai buvo būdas jau nusistovėjusioms brandžioms korporacijoms pasiskolinti, taip paskirstyti, diversifikuoti savo kapitalo šaltinius. Kodėl įmonės nepasirenka, pavyzdžiui, išleisti daugiau equičio, daugiau akcijų ir nepasinaudoja akcijos rinką, o būtent pasirenka skolos vertybinius popierius, kaip manai? Jo, žinai, labai geras klausimas, labai geras, yra gal daugiau negu viena priežastis. Tai pirmoji priežastis yra banaliai paprasta, yra mastas. Kad jeigu vienu metu rinkoje atsirastų tokio kiekio akcijų pardavimai, tai tiesiog savaime labai sustipriai nužudytų pačią rinką, nes čia jau pradeda veikti ekonominės dėsnis, kuo daugiau bando parduoti, tuo krenta kaina stipriau. Nes norinčių pirkti kiekis yra konstanta, tik tai tiek vienu metu nori pirkti ir jeigu staiga išmeta tokius mastus akcijų pardavimuose, tai labai svyruoja rinka. Paskutinis panašus fenomenas buvo labai įdomus, mažai pastebėtas, spaudoje praktiškai neaprašytas yra, kai po truputėlį, po laipsnių buvusi Facebook'o, tai yra Metos dabartinės vadovė Sheryl Sandberg, pasitraukinėjo iš postą, o jinai kaip vadovė valdė labai didelį akcijų paketą, tai kartu su pasitraukimu buvo pasirinkusi taip monetizuoti, kitais žodžiais parduoti, ir tada kalbėjome apie $15 milijardų. Tai tas pardavimas vadovės dalies, netgi ne viso paketo savo akcijų privedė prie Facebook'o svyravimų, tai kalbame apie milijardinius svyravimus, nes vėlgi, kai vienu metu patenka į pardaviminę rinką toksai kiekis, o pirkimas konstanta, labai stipriai veikia kainą. Tai pirmoji priežastis faktas, kad norint investuoti tokias didžiulės sumas, korporacijos tiesiog nenori rizikuoti savo akcijom, savo investuotojų gal gerovę, nes investuotojas nebus patenkintas, pamatęs, kad vien dėl papildomų akcijų pardavimo kaina yra kritusi labai ženkliai, tai yra viena priežastis. Antra gal priežastis, šiaip teisingai sakai, kad tradiciškai tai buvo toksai retas finansavimo instrumentas, nes yra daug patogesnių, lanksnių, paskutinį tokio masto gal obligacijų išleidimai iš korporacijų pusės mes matydame 900 metais, tai yra prieš 20-30 metų, tai grįžta, sakysim, prie tokio instrumento, bet kai kurie ekspertai įvardina, kad tai yra tiesiog banalus pragmatiškumas, nes pažiūrint, sakysime, tuos pačius išleidėjus, tą patį Google, tai vėlgi, jeigu šiuo metu palūkanų normos yra pakankamai mažos, tai jas aplenkti su korporatyviom obligacijom, tam, kad padaryti jas patrauklės yra pakankamai nesunku, tai kalbame tiesiog keletą procentų per metus pelningumo, tai tas pats Google'as išaugęs per 10 7 kartai ir panašiai, tai tiesiog banaliai yra gerokai pelningiau skolintis mažom palūkanom, išeinant iš to, kad tai yra augantis sektorius, išeinant iš to, kad tai yra istorinė augimo
tempai buvo labai geresni, tai tiesiog matematika finansinė, sakysim, iš tos pačios korporacijos pusės yra labai aiškiai geriau suplosiu. Keletą procentų metinių fiksuotų ir prisilaikysi savo, tai ir tiesiog įtrauksiu į korporacinę vertę gerokai didesnę grąžą tų investicijų. Tai ta matematika labai stipriai veikia, ir faktas, kad nuo to iš esmės visų pirma laikė dabartiniai investuotojai. Tai čia yra antra priežastis, ir trečia priežastis irgi paskutiniu metu šiaip mes matėme pakankamai daug tokio, kai kurie ekspertai vadina egzotinio eksperimentavimu korporacijų su savo finansavimu, tai matėme prieš keletą mėnesių tas rakiruotės su būsimais sandoriais, ypač Oracle pasižymėjo, kai ten gali šokti 50-60% vien dėl to, kad sudaro tos efemerinius būsimuosius sandorius. Buvo kalbėta apie tai, vienas pas kitą perka paslaugas, nes Nvidia padaro būsimuosius sandorius su Meta ir panašiais ir įkalkuliuoja būsimasis pajamas į savo balansus. Tai šiaip taip iš investuotojų pusės stebint, tai tikrai tampa labiau išradingesni, įvairesni, egzotikiški finansavimo būdai. Tai neiškinta iš to konteksto. Manau, kad tiesiog korporacijos nori įsisavinti pakankamai naujoviškas finansavimo mechanizmus. Ir kažkiek galėtų pagerinti, paoptimizuoti mokesčius teisingai, nes skola balance šituose atrodo visiškai kitaip negu equity. Čia jau reikėtų lysti buhalterijas, tai šiek tiek priklauso, aišku, ir ten nuo šalių jurisdikcijos, viena šaly kitaip. Bet faktas, kad tą fenomeną stebime, faktas, kad tai yra, sakysime, iš korporacijų pusės pažadas investuoti trilijoną infrastruktūrų. Tai yra pakankamai toksai rimtas pareiškimas, kad kebra statome čia kažką tai labai rimto. Įdomus trendas, kurį turėtų investuotojai stebėti ir galbūt toksai mažiau pastebimas, apie kurį netaip viešai kalbama, kaip pavyzdžiui tas Taip, tai triukšmas. nėra raudona antraštė, kad tas krito, tas išaugo, ten panika, ten ne panika, vėlgi tai iškrenta iš to dabartinio emocinio triukšmo, tai yra mažiau klikų ir laikų sulaukia tokios gal gilimesnės procesai. Tai gaila, kad netenka labai daug informacijos būtent viešoje finansinėje spaudoje apie tai matyti, bet faktas, kad tokie gilūs ilgalaikiai gal procesai, jie gerokai stipriau, metai, 2-3, tokiam laikotarpį gerokai stipriau atsiliepia galiausiai kiekvieno investuotojų portfelių, negu tie trumpalaikiai tokie emociniai, psichoziniai pareiškimai krenta arba auga, arba ten. Žodžiu, neišsipardavinėtum ir ar pirktum, klausimas, ar papildytum portfelį šiuo metu. Čia per abstraktus klausimas, vėlgi kas, ko ir kaip, tai visada universalus atsakymas šiaip geriausia nedaryti staigių kūnų judesių, tai kaip minimum ten nebėgti pardavinėti, vien dėl to, kad šio dieninė finansinė portalo antraštė yra raudonoja. Tikrai taip, netgi jeigu tai yra Bloombergo arba kito patikimo medija žaidėjo antraštė. Čia dabar ne savo žodžius, čia dabar perdedu, bet tikrai nemažai ekspertų kaltina tokias publikacijas iš vienos pusės, kurios pretenduoja į labai tokį finansinį kaip ir patikimumą, iš kitos pusės tikrai pasižymė tuo nenuseklumu, kur ryte psichozė, kad viskas blogai raudonuoja, pakeičia dienos hiperoptimizmas, kad viskas šitą, nes faktas, kad medija taip yra sudaryta, kad tiesiog kurti kuo daugiau to emocinio pastovumo, kuo daugiau įvedinėti skandalų arba kažkokių ypatingų reiškinių. Tai tas baltas triukšmas iš tikrųjų, man tai asmeniškai, tai kaip investuotojui, šiek tiek per daug to balto triukšmo. Fokusuočiausi vis dėlto į gilesnius ilgalaikius procesus, o ne tos trumpalaikius. Bet čia natūralu, man atrodo, ar ne Factfulness knygoje buvo pabrėžta, kad mūsų smegenys evoliuciškai taip sukurti, kad labiau reaguoja į neigiamus signalus, į pavojaus signalus, negu į kažkokias geras, taikias antraštės, ką ir išnaudoja medijos. Tikrai taip, baimė parduodama preciziškai 9 kartus geriau ir stipriau negu geros žinios. Bet čia jau gal kitos mūsų laidos tema. Šiandien manau, kad mes apžvelgiam, kas svarbiausio įvyko šią savaitę, taigi tikrai dėkingas tau už laiką ir žiūrovams už dėmesį. Dėkoju, Ilja, už labai įdomų pokalbį ir iki kitos savaitės. Iki kitos. Iki.